hours till I land, have me out like a light, hey, like a light, hey, like a light, hey, slept through the flight. Taigi sveiki visi, šiandien šitam epizode pamatysit, kaip mes užvirinam reduktorių, kad jisai suktų abudu ratus. Pačio principo, kaip išimti reduktorių iš automobilio, aš neparodysiu, nes ten labai lengva, jeigu norit susivesti YouTube'ą, kaip išsimti EKM6 reduktorių ir jūs rasit bele kiek video. Realiai ten atsisuka 3 varžtai reduktoriaus, atsisuka kardanas ir atsisuka 2 pusašiai. Tai ten jokio mokslo realiai nereikia, labai paprasta ir jeigu norit, lengvai pasidarysit. Šiaip daug ką darau prie automobilio, jūs galite matyti mano Instagram'e. Nutomis pasiekit, visi linkai description'e ir dabar mes judam į garažą. Šiaip netaip išsiėmiau šitą reduktorių, kaip matot jis dabar yra lauke. Šiaip jis turėtų būti mašinai. O ten dugne, čia gal nelabai matosi, bet esmė tame, kad taip sunkiai išsiėmė, kad nežinau. Turėjau prieš tai E30, senais laikais dar. Reduktorius išsiėmė labai lengvai, o čia palyginus, tai nežinau, kažkoks kosmosas buvo. Tašme, taip sunkiai reduktorius aš dar gyvenime nesu ėmęs, nes daugumų varžtų yra bele kaip surdyję, viskas užpuvę. Priėjimas irgi labai sunkus palyginus su E30, pavyzdžiui. Atsisukam dangtelį reduktoriaus ir išsipilsim tepalą. Čia į bakelį, nežinau, turėtų tilpt, man atrodo, litrą tik vilas į šitą reduktorių. Vešim užvirint, kas yra labai svarbus dalykas drifte. Nes dabar ratai sukasi tikrai ne taip, kaip turėtų, nes sukasi dažniausiai vienas. O kai sukasi vienas, tai tu negali normaliai realiai pašert. Mašina gali užmest, gali neužmest, todėl labai yra rizikinga. Nes jam šaibutės daugiau niekur nėra. Pokšt. Tai va taip yra dangtelis, o nuėmus dangtelį yra reduktorius. Čia tepalo yra, bet aš nežinau, realiai gal bus per mažai. Ir šitą dantratį sukasi ir suka pusašius ratus. Tarpinės, kiek matau, nėra. Yra popierinė tarpinė. Tai gerai. Reiks tiek jau pakeisti naujo įdėti, kad būtų tvarkingi, kad neleistų tepalo ateityje. O dabar reikia bandyti ką? Išpilt tepalo čia. Kažkaip gražiai, nepripilus garažę, bele kur. Aišku, čia garažas dabar jau gali kaip burvinas, nes ten rūdžių tai nežinau, kaip pasopelė būtų. Reduktorius sveria bele kiek. Reikia dažniau eiti į salę, blemba. Atiduok. Pribirėja čia, ko nereikia. Šiukšlių birbirėti man čia užlinks paskui. O šiaip jeigu ką, tai šito reduktorius perdavimas yra 338. Čia automatą palikę. Bėgiai labai trumpi, bet tas man patinka. Ola. Tepaliukas bėga. Šiukšlių gal nepribirėjo. Bent jau nesimato. Vienas sukasi šitaip, kitas sukasi į kitą pusę. Padarant šitą. Sukam į vieną pusę, kitas sukasi į kitą pusę. Ir esmė tame, kai tu juos suvirini, va šitus visus, jie tada sukasi visi kartu ir gaunas, kad ratai abudu sukasi vienu metu. Ir abudu. Ir esmė tame, kad jeigu normaliai nori suvirinti reduktorių, tai reikia įdėti viduje skardelę, metalo gabaliuką, įdedi jį ir tada aplinką virini. Tada jos visi sujungia kartu, nes kitaip, jeigu tai privirinsi bele kaip, tai greit gali sulūžti ir tada sulaužysi visą tau reduktorių. Ir esmė tame, kad šitoj pusėje susivirini. Tada suki reduktorių tol, kol apsisuka kita pusė. Ir viduje tą patį, irgi dėdi plokštelę ir apvirini aplinkui. Tai žodžiu padarai iš abiejų pusių ir nežinau, mažai šansų, kad tau gali nulūžti. Tai va, realiai visus tepalus išpyliau. Manau, išsivalysim reduktorių viduje viską, kai nuvešiu virint, manau bus geriau. Nes kol vešiu, tai gali būti, kad vėl čia prisipilsis ir vėl išsipurvins. Tai uždedam atgal dangčiuką, kad mum mašina neįsipurvintų. Tai va, susivirinom reduktorių, įdėjom tą plokštelę, suvirinom aplinkui, kad tikrai nelūžtų be važiuojant ir grįžom atgal į garažą, kad sudėti viską į EKM6. Tai va, pasiėmiau reduktorių, suvirino, viskas puikiausiai. Ir dabar, tarkim, kardanas sukasi ir suka abu ratus vienodai. O prieš tai sukdavo tik vieną, kuris sukasi lengviau.
O dabar sukasi kartu. Tai toks yra principas, kai užvirini reduktorių. Tada ratai sukasi abudu ir yra žymiai lengviau statyti skersą ir žinai, kad ratai abudu visą laiką užsivels kartu, o ne atskirai. Tai va, dabar nusimsim dangtelį viršutinį, prisipilsim pilną benzo, gerai išpurtysim, kad išsivalytų visos drožlės nuo virinimo ir tada išpūsim dar su oru, pripilsim tepaliuko ir galima bus dėti atgal į M6. 2000 years later. Tai va, reduktorius jau įdėtas į mašiną, realiai prisipyliau tepalų, nusiriebalinau visą dangtelį ir uždėjau jį, dar užtepiau šiek tiek hermetikų, kad tikrai nebėgtų jau tepalas. Tai va, jau prisukau kardaną pilnai, pusačius jau pradėjau suktis abiejų pusių, šiek tiek tik tais prikabinau, kad laikytųsi ir dar prisukau šitus 2 vaštus, kurie laiko patį reduktorių. Viskas bus įdėta, uždėsim apsaugas, duslintuvą pakabinsim atgal, kur turi būti. O dabar išlendam iš mašinos. Tai va, realiai aš jums noriu parodyti, kaip veikia suvirintas reduktorius. Tai aš suku dešinės pusės ratą į vieną pusę ir taip pat sukasi ir kita pusė. O kaip aš tai minėjau, ratai sukdavosi, tasme, belekai. Kada nori, tada sukasi vienas, kada nori, tada kitas. Jeigu, tarkim, paimti tokį pavyzdį, jeigu yra vienoje pusėje šlapias asfaltas, kitoje pusėje yra sausas asfaltas, tai visą laiką suksis tas ratas, kuriam yra lengviau. Dešinėje pusėje, kurioje yra šlapias asfaltas. Tas ratas ir suksis lengviau, todėl mašina yra visiškai neprognozuojama, tu užsimesi skersą, tau pradės suktis vienas ratas, pradės kitas suktis ratas ir gausi daug šansų, kad tai gali tiesiog sumėtyti ir išmesti iš trasos, gali baigtis liūdnai. Todėl reikia suvirinto reduktoriaus, kad tu būsi visą laiką užtikrintas 100%, kad tau užsivels abudu ratai ir tu į posūkį įeisi ir tu net negalvosi, kad tau gali pradėti suktis vienas ratas. Būtinas dalykas. Aišku, čia yra trasai, o, pavyzdžiui, daily aš nepatarčiau važinėti realiai su virintu reduktorium, nes laužo reduktorių ir šiaip nėra didelio malonumo važiuoti su virintu reduktoriu daily, tas ne šiaip po gatvę, nes tau realiai sukasi jie vienodai. Kai tu sukai posūkį, kad ir paprasta, aš ne visiškai 90 laipsnių kampas, tarkim, posūkis, ir tau vienas ratas turi šiaip mažiau suktis negu išorinis ratas, bet čia sukas tiek pat ir gaunas, kad tas kairinis ratas prašoka ir tavo mašina būna, kad purtasi ir šiaip, nėra didelio malonumo. With a normal differential, the wheel on the inside of the turn has to rotate less than the wheel on the outside. This is because the wheel on the outside has a further distance to go, meaning more revolutions than the inside wheel. When a differential is welded, the axles are almost strung together and both wheels are now spinning at the same speed through a corner. Since the outer wheel needs to rotate more than the inner wheel is forced to spin the same amount as the outer wheel, which forces the inner wheel to skip across the ground. O trasai man jokio didelio skirtumo, nes tie ratai dažniausiai suksis, nes šita mašina tam yra skirta, tasme, driftui, šėrimui, padangų burnautinimui ir taip toliau. Tai trasai gerai, daily negerai. Tai va, viską susidėjau, reduktorius yra vietoj, viskas prisukta, pusašiai, kardanas, visi laikikliai ir taip toliau. Ir šiaip patarčiau, tarkim, iškart nenuleisti mašinos ir bandyti su ją važiuoti, o palikti ją pakeltą, įsimesti pirmą bėgį ir šiek tiek prasukti ratus ir paklausyti, ar nėra jokių pašalinių garsų iš reduktoriaus, ar nieko nesugadinot, neprivirinot to, ko nereikia. Tai būtų paprasčiausia ir manau taip ir padarysim. Tai va, ratai sukasi, dešiniai pusiai ir kairiai pusiai taip pat. Ir palindę mes pamatysim, kad abudu pusašiai vienu metu. Garsų jokių pašalinių negirdžiu iš reduktoriaus, tai reiškia, viską padarėm gerai. Visi varžtai, kiek matau, prisukti. Šiaip reiktų pabandyti pralėkti su šitą mašiną, tipo įdomu, kaip jinai dabar važiuoja, kaip jinai stato skersa. Bet jaučiu girdisi, kad mano duslintuvas kažkur ties viduriu, kažkur ties čia. Yra prakiuręs ir ta mašina tikrai nepasakyčiau, kad labai smagiai dirba. Ne. Belia kaip garsiai, realiai. Reduktorius dėtas ir užvirintas, pagaliau panašėja šiek tiek į driftkarą. Kad ir kaip garsiai dirba mano M6 su prakiurusiu duslintuvu, tačiau mano pasamdyti profesionalūs vairuotojai nusprendė, kad reikia išbandyti užvirintą reduktorių Meksikoje. Todėl keliamės į automobilius.
principo daug žmonių klausia, kaip užvirinti reduktorių, todėl nusprendžiau jums parodyti. Tiesiog atskiras epizodas grynai tik reduktoriui. Taip pat nepamirškit manęs pafollowinti Instagram'e, paspaust subscribe mygtuką, paspaust like mygtuką ir pakomentuot, ko jūs norėtumėte matyti su Štukiam 6. Todėl ačiū, kad žiūrėjot ir iki susitikimo kitam video.